Sveiki visi, naujo video ir šiame video mes ką gaminsim? Mes gaminsim pakabukus ir vėl Vytautas pakabukus gamina, bet tikėkime, pakabukus tuos nusipirks kažkas, taipogi nusipirks. Iš kur? Iš vytautas.com. Tai va, tai iš ko mes gaminsim? Mes gaminsim iš, tiksliau ką gaminsim? Mes gaminsim širdutės pakabukų. Ir iš ko gaminsim? Gaminsim iš va šito metalo, čia iš metalo laužo taip ištraukiau, sakau, kaip sakant, reikia suteikti antrą gyvenimą ir kad kažkas gražiai taip nešiotų, kaip sakant, merginai padovanotų, bachūrai padovanotų, labai gera dovana, kaip sakant. Jo, žinokit, labai gerai, nes man nupirko, žinot, sako, iš karto, žinokit, iš karto, pasakė taip. Gerai, gaminsim iš to metalo, tai ką dabar pradėsim? Aš ant galvos užsidėsiu kamerą, ne? Užsidėsiu kamerą ant galvos, pakalsiu, pašnekėsiu, bet nuo ko pradedam? Tai pradedam nuo tiesiog ploninimo, išplojimo. Mums reikia padaryti, pamatysit viską, tai pradedam. Žodžiu, kažką tokio reikia man padaryti, dabar ir iš kitos pusės. Čia tiesiog taip suplojau, o va čia padariau toje vienoj vietoj už rėtimą. Tai dabar kitoj pusėje tą patį padarom. Gerai, turim abiejose pusėse užrėtimą padarę. Tai dabar mes atsimatuojam viduriuką. Kur čia tas viduriukas? Greitoji matematika. 12,5 bus 625. 625 kažkur čia bus. Iš akies tai. Ne iš akies, bet. Ir dabar mes ką darysim, dabar mes tiesiog va čia va taip va užlenksim taip. Pirmą užlenkiam mes su repliam. Kur čia tas vidurys dabar? Čia. Ir tada einam prie, kaip sakant, priekalą ir jau pilnai užlenkiam. Dabar tai čia mes turime įkalę. Ne, va taip va čia jau tokia pradžia. Tai dabar mes įspausim tą galiuką, įkaitinę ir atlenksim į abi pusės. Čia tik, kaip sakant, greituoju būdu čia viską daryti. Čia tas metalas, kai atvėsta, tai atvėsta. Atlenkiam į vieną pusę, atlenkiam kitą pusę. Ir va dabar turime su tokiu, kaip sakant, va, dalkiuką, ne? Tai dabar mes padarysim jau čia pačią širdutę. Biškai aš matau, kad čia mane labai biškai palyginti reikia. Turim mes dabar tos abi pusės, tai dabar mes kaip ir širdutės formą jau padarysim. Tai vieną pusę pirmą kaitinam, dabar lankstom, kaip sakoma. Lankstom, kol sulenksim viską. Nu va, turim dabar jau tą širdutę, jau formą, ne? Dabar mes tiesiog, jau kaip ir viskas, bet mes pažymėsim, kad Vytautas padarė. Tai kur čia dabar tas, taip va. Ir kadangi šitą kaliau ant YouTube'o, aišku, bus daugiau tinklapį, tai aš jį pažymėsiu, žinot, skaičių 1. Skaičių 1. Na ir štai va, mes turime jau tą padarę, širdutę. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video. Štai kaip nuotrauka atrodytų su šniurelė, su viskuo pabaigta visiškai.
Jeigu norite nusipirkti, apsilankykite vytautaskalvis.com. Bus ir kitokių pakabukų, ir kryžiukų, ir visokių ten galėsit išsirinkti. Žinoma, jeigu norite didesnio kažko, irgi bus. Ir jeigu norite skirtinio užsakymo, taip pat galite tai padaryti. Tai tikiuosi, kad patiko šis video ir susitiksime kitame.